Labas, Silvija. Sveikutė. Aš greitai noriu tik tai pasakyti, kad labai dėkoju mūsų klausytojam. Labai ačiū visiems klausantiem, kad vėlgi mes norim ir tobulėti, augti ir mums tikrai labai svarbus jūsų grįžtamasis ryšys, tai tikrai drąsiai. Rašykit, komentuokit, dėkit laikus, subscribus, užsiprenumeruokit, tam, kad žinotumėt, matytumėt ir galėtumėt paklausyti mūsų naujo epizodo, kurio iš tikrųjų mes abidvi su Silvija ir nekantriai laukiam ir visą laiką labai su dideliu nekantrumu ir degančiom akim norim jum pristatyti. Tai šiandien, kaip ir kalbėjom, norim pakalbėti apie tokią mistinę temą ezoteriką. Ir kas ta ezoterika yra, Dalia? Kažkas. Aha, aš pasiruošiu šiai laidai. Ir pristačiau taip ezoteriką, tolygų kažką užsiminiau apie raganystės, raganas ir panašiai, nes man asocijuoja, kad tai yra labai panašu ir tai yra panašu, nes štai ką man pasakė protingasis internetas. Ezoterika tai nėra viena konkreti sistema, labai skirtingas praktikas įvairias apjungia. Tai astrologija, numerologija, taro kortos ir kiti būrimo būdai. Štai čia mes atrandam tas mūsų minėtas raganas, kurias mes ir įsivaizduojam su tas turbanu ir kortom. Okultizmas ir alchemija, rytų filosofijos elementai. Tai čia būtų tie visi čakrų atvėrimai, energijos tėkmės kūne. Dvasinis savęs pažinimas, meditacijos, intuityvūs mokymai. Tai svarbiausi bruožai tai yra vidinis patyrimas. Pabrėžiama, kad tiesa pasiekiama ne tik loginiu protu, bet ir per asmeninį dvasinį patyrimą, intuiciją. Visatos vienovė dažnai remiamas idėja, kad visatos elementai ir reiškiniai yra tarpusavy susiję, nematoma energija. Simbolių kalba, žinios dažnai būna užkoduotos simboliuose, mituose ar ritualuose. Ir šiuolaikiniame pasaulyje dažniausiai pasitelkiama kaip įrankis savirefleksijai, streso mažinimui, asmeniniam tobulėjimui ar dvasiniai ramybei rasti. Aš irgi pasiruošus šitų klausimų. Pavyzdžiui, Lietuvoje ir baltų tautuose irgi lygiai taip pat ezoterika buvo naudojama ir naudojama po šiai dienai. Ir tas pats šokinėjimas per laužą joninių naktį, tai ne kas kita kaip modernių žodžių sakant yra ezoterika. Nes vėlgi, kaip ir tu pati žinai, kodėl mes šokinėjom per tą joninių laužą, kad apsivalytumėm nuo piktųjų dvasių. O kas yra tas piktosios dvasios? Vėlgi, ta pati ezoterika. Taip, kad turbūt iššokau čia į rogės ir ant arklio, tai iš tikrųjų tą, ką mes dabar vadinam ezoterika, tai mes su tuo gyvenam labai seniai, nuo mūsų protėvių senų laikų, tik tai turbūt tiek, kad mes to neįsisąmoninam ir nesuprantam, kad čia visa tai yra apie dvasias, visa tai yra apie raganas ir velnius. Vėlgi turbūt kiekvienoj kultūroj tai skirtingai atsiranda, skirtingais laikotarpiais, bet aš manau, kad visos kultūros ir visas pasaulis su tuo gyvena su ta visata, kurios kartais tikrai pati pripažink, atsitinka tam tikri dalykai, kur tu galvoji, tarsi rimtai, aš apie tai tik tai pagalvojau, ne? Arba aš tai susapnavau, nežinau, mintis paleidau į visatą. Ir vis tiek, mano nuomonė, yra kažkas tai, ko negali paaiškinti mūsų racionalusis protas. Labai gražiai pasakėjai ir labai atjaučiu tavo tas mintis dėl to, kad
ezoterika man kartais atrodo čia toksai modernus žodelytis tam, kas visada tarp mūsų yra ir buvo, tik mes įvardinom kažkokiais burtais, magija. Ir tie atsirado netgi tos praktikos, jos moderniai įvilktos šiuolaikiniam žmogui, bet apie tai, apie ką visada jos buvo. Tos dabar, tarkim, astrologija, kortos, čia seni dalykai. Ir jie visada buvo senosiuose mūsų tikėjimuose, kultūrose, pagonybėje, tos pačios raganos mūsų kultūroje, žyniai, žiniuoniai, pirmieji gydytojai tai buvo. Ir dabar ten, tarkim, tos pačios būna žolininkės, dar mes netgi žinoma Lietuvos žolininkė, dažnai, wow. Vieni juokiasi, kiti labai tiki tuo arba pasidomėję supranta, kad yra dėl ko tikėti tuo veiksmingumu. Nu, tai tarkim, pirmieji vaistai iš ko jie buvo, kai nebuvo tablečių. Tai iš tų medžiagų, kurios yra kažkokiose žolelėse. Taigi tie pirmieji ezoterikai šiaip jau buvo labai išmintingi, protingi žmonės, greičiausiai labai pastabūs aplinkai, pastebėdavo dalykus, kurių kiti nepastebėdavo ir nepatingėjo gal juos kažkur tai užrašyti, o jeigu ne, tai perduoti savo mokiniui, kitai kartai. Tai esam turbūt girdėję, kad greičiausiai turbūt ir lietuvių kultūroje, bet ir kitose kultūrose atsikartoja, kad būdavo kažkokiam kaime ir žinodavo žmogus, kuris gyveno ten kažkur, tai ten ir ten, pas kurį tu gali nueiti ir jis tave pagydys, jisai turi vaistų arba turi žinių kažkokių. Tai man tai yra labai apie ezoteriką ir čia iš tikrųjų aš kaip perskaičiau, čia apie ezoteriką, nes tai alchemija. Tai alchemija kas ir yra. Tie mūsų žiniuoniai, miške bobutė, kuri žino tepaliuką kažkokį, kaip sumaišyti ir tau nuims šitą rožinę nuo kojos, ar kaip jinai vadina, tokia raudona dėmė, rožiai vadindavo kažkaip. Aš dabar negerai darau, sako, negalima rodyti ant kūno. Ant savęs negalima parodyti, nes to prisišauksi. Matai? Jo, bet vėl čia šitoj vietoj, būtent į šitą tavo sakinį referuojant, tai man visą laiką, žinai, kaip yra tokios dvi kryptis. Pirma kryptis, kodėl to negalima daryti, nes, labai paaiškinant paprastai ir moksliškai, tiesiog užkoduoja savo smegenis, kad smegenis perduotų signalą tavo kūnui, tavo kūnas, suprasdamas, kad jau dabar pas mane yra ten kažkokia tai liga, jisai suserga tą ligą. Aš tuo iš tikrųjų labai tikiu, tikiu savo smegenim, labai tikiu, kad tam tikrus dalykus tu gali save perprogramuoti, užprogramuoti. Jo. O kitas dalykas, turbūt tas toks irgi, kad užkalbėjimas, kad čia bus tam tikra liga ir tada, tu pradedi pastebėti dalykus. Kas iš tikrųjų, vėlgi ta ezoterika ir žiniuonis turbūt ilgainiui gyveno, bet iš tikrųjų mano ir socialiniam feede dabar labai daug atsirado visokių numerologų, astrologų ir taip toliau ir panašiai. Tai iš karto užduodu klausimą. Kokia tavo nuomonė apie tai? Šarlatanizmas tai yra ar kas? Aš neturiu, žinok, tokios labai konkrečios ir kategoriškos nuomonės. Dalis žmonių, manau, kad yra šarlatanai, besinaudojantis, pasakysiu taip, silpnesniu dvasiniu stuburu, silpnesnį dvasinį stuburą turinčiais žmonėmis, ir labiau paveikiais žodžiais. Tiesiog yra žmonės, kuriuos labai gerai gali paveikti žodžiais, Pasakysi, kad, žinok, tau čia dabar po 3 savaičių, atkreip dėmesį, būtent po 3 savaičių, tau pradės ten melinuot nagas, ten kažkas tai darytis, ar plaukai tavo pasidarys juodi,
ir žmogus tiesiog tuo labai labai įtikėjęs, tą pradeda pastebėti. Tai manau, kad taip yra šarlatanai, kurie naudojasi tai žmonėm, Mhm. kurie va, turi tokį saviįtaigos labai, labai stiprų dalyką. O kita pusė, kad aš galvoju, kad bet kokiu atveju yra tikrai žmonių, kurie turi, sakysim taip, didesnę intuiciją ir didesnį tą šeštąjį jausmą, ne, ir jie iš savo to šeštojo jausmo gali pasakyti apie tave tam tikrų dalykų, ne, kurie tau ir atrodo, kad kaip orakulo arba kaip, nežinau, Taip. Suprantu. pranašo kalbos, ne? A. Bet vėlgi aš šitoj vietoj turbūt manau, kad yra ir tam tikri dalykai, kas leidžia tiem visiems žiniuoniam būti žiniuoniais. Tai žinios, stebėjimas ir, tikėtina, kad turbūt ateina kažkas tai tam tikras dar nepaaiškinamas komponentas, ko racionalus protas negali išaiškinti. Kas yra? Kodėl vieni yra tokie, ne, kurie jaučia žmonės, kurie supranta žmonės, kurie, nežinau, gali burti kortom arba ten užkalbėti kažką tai. O kiti yra, kurie tai neduota. Na taip, čia dažnai tenka girdėti žmonės, kur susidūręs ar supranta tą amatą, sako, jie geri psichologai, yra labai pastabūs. Tas panašias turi turėti savybės, jeigu kalbam apie tas, taip įvardinkim, būrėjas, taro kortom užsiima astrologija ir aplamai, žodžiu, šios srities atstovai, tai kad turi panašias savybės kaip psichologai, jautrūs žmogų, jaučia žmogaus energiją, gal turi netgi kažkokių turbūt ypatingų savybių, nes ne kiekvienas psichologas jas turi, todėl jis yra prastas psichologas. Tai kažkokia stipria empatija labai, gal net tų savybių turi, kur net nėra gal ir mokslas įvardinęs iki galo, nes mes nejaugi manom, kad čia viską žinom jau absoliučiai šitoj visatoj. Ir dabar toks klausimas būtų, sakai, taip, yra dalis šarlatanai sutinki, aš visiškai sutinku, dalis žmonių, kurie tikrai turi kažkokių tai gebėjimų ir turi tikėjimą tuo, ką daro, ir tai yra nuoširdu, ar ne? Tai nes buvo ne taip per seniausiai klausiau laidą tokio žurnalisto, ne žurnalisto, dabar irgi visuomenininko, ar kaip įvardijama, kūrėjo turinio. Tai jis labai griežtai, aš taip suprantu, kaip ir smerkia tam tikrą prasme, ir viešina ir visus tuos šarlatanus, kur užsiema šitais dalykais. Ir koks tavo požiūris, tų žmonių, kurie sako, kad ten aš kortom jum galiu matyti, ar ten aš galiu jum sudaryti tuos astrologinius visokius ten žemėlapius. Ir kokia tavo nuomonė apie tos žmonės, kurie tai daro, mesgi nepamatuosim, ar jis nuoširdžiai, ar jis šarlatanizmu užsiema. Tik tai galim, nebent, kaip tas žmogus greičiausiai remiasi logika, kad tai yra nonsensas, ir žmogus ima pinigus, darydamas mokslų nepatvirtintus dalykus griežtai, kažkokiom formulėm. Tai tau kokia nuomonė apie tai yra? Matai, aš pasakysiu taip, aš galvoju dabar, kaip čia... Nes čia gal būtų toksai, kaip atskirti, kur šarlatanizmas, o kur yra, tiesiog teta, kuri kortas meta. Mano kaimynė buvo tokia. Aš manau, kad visur ir teta, kuri kortas meta, ir šarlataną, reikia žiūrėti į abu juos ganėtinai kritiškai. Ir sau prisitaikyti ne maksimum viską, pavadinkim taip.
Bet, matai, jisai, šiais laikais viskas persikelia į virtualią erdvę ir tu gali savo, pavadinkime, paslaugą ir reklamuoti, kaip ir bele koks kitas produktas gali būti reklamuojamas. Ir šiais laikais lygiai taip pat gali žmonės viešai parodyti, pasmerkti ir sakyti, čia jį reikia viešinti, bausti, nes jis užsiema šarlatanizmą. Jis nusikaltėlis. Galvoju, okei, aš puikiai suprantu, kas turima omenyje, bet o kuo šios srities atstovai, aš taip noriu pakreipti truputėlį tokį, o kuo jie skiriasi nuo to, kad Nivea gamina kremą ir man žada, kad aš liksiu be raukšlių. Tai juos irgi reikėtų kaip šarlatanus bausti, nes aš kiek tepu, rezultato nematau. Vis raukšlės ir raukšlės. Raukšlės ir raukšlės. Kuo tai skiriasi nuo Coca-Cola reklamos, kur rodo, kad aš jeigu atsigersiu Coca-Colos, tai aš atsidursiu 9 danguje. Ir kaip toj reklamai, iš ten vaibas, vakarėlis. Aš atsigaliu, tai tik tai, nežinau, spaugais išberiu nuo cukraus. Žiūrėk, visą laiką. Ir aš šarlatanai jie. Dabar, referuojant į tavo Nivea ir Coca-Cola, visą laiką yra maža žvaigždutė, kuri parašo, kad buvo tyrime, dalyvavo tiek ir tiek, pastebėta procentų tiek ir tiek pagerėjimų. Tai gal jiems reikėtų tiem žmonėm irgi nurodyti, kiek patenkintų klientų ir labai galimai tas kritikas nustebtų, kiek buvo patenkintų klientų. Kiek išsipildė pranašystė, ne? Iš 100 žmonių pranašystės išsipildė 98%. Why not? Why not? Nes aš taip pat kartais pagalvoju, aš suprantu skeptikai, jiem žiauriai pikta, kaip toks žmogus gali užsiminėti tokią nesąmonę ir imti pinigus už tai. Bet aš visada neatmetu galimybės, kad gyvenam tokiam pasauliui, kur daug kas užsiema. Ir lygiai taip pat uždirba tuos pinigus ir ne visada sąžiningai, bet kažkodėl žiūrima į šitą sritį tokią, kad tai čia jau čia visiškas, aš turbūt, žinai, kaip galima taip elgtis su žmonėm. Aš turbūt vėlgi grįžčiau prie senesnių laikų, kad būrimų iš kortų dažniausiai užsiiminėdavo čigonės. Raganų medžioklė, dar paminėsiu. Čigonės. Negaliu, vėlgi dabar irgi toks intro, neabsolютinu visų žmonių, bet dėl to ir sakau, kad ne Romai, o čigonės užsiminėdavo tuo čigonės, jos apgaudinėdavo žmonės, ir sakydavo, aš tau išbursiu, parodyk, iš tikrųjų, aš tiesiog iš nuogirdų žinau, kokie ten būdavo būrimai, kad parodyk ten, man reikia iš tavo piniginės ten tiek ir tiek pinigų, o tu ten paskui, kol rodai, jinai nukreipia tavo dėmesį ir paima iš tos piniginės tavo daugiau pinigų. Kokie talentingi žmonės, man močiutė pasakojo, sako, nusimk žiedelį, važiuok kitą žiedelį, yra apogėje, ir liko nebenieko. Tai aš manau, kad taip jos yra, turbūt šiais laikais galėtų būti nerealios fokusininkės, ta prasme, čia yra jų niša, jų niša ateinanti iš gilios senovės, bet aš manau, kad šitas, šitų čigonių daromas būrimas, jisai turbūt ir uždėjęs šleifą ant šitų žmonių, kurie ten, dabar nežinau, žiniuonės, metantis taro kortą, ir pas žmonės yra dalis dalykų, kur tu galėsi iš karto pasakyti, kad mane apgavo. Kita dalis, kur aš manau, kad vėlgi, kada žmonės kreipiasi ir į tos astrologus, taro kortas ir visą platų diapazoną, tada aš taip galvoju, kad tada, kai tu kaip žmogus atsiduri kažkokioj kryžkeliai. Tau atrodo, kad nežinau, neduok Dieve kažkokią sunki liga, tu tada ieškai, man taip atrodo, kad tada žmogus ieško visų įmanomų kelių, kaip su tuo susitvarkyti. Ir jeigu astrologija, būrėja,
duoda jam dvasios ramybę, tai aš manau, kodėlgi ne, valio, tik paplojam. Vėlgi, aš grįžtu prie to, labai priklauso. Taip, aš sutinku su tavim, kad visi šitie žmonės, jie turi būti itin geri psichologai ir itin geri psichologai, mokantis tinkamai parinkti žodžius. Nes mano nuomonė, teisinga verbalika ir teisingas išsakymas, jisai gali padaryti labai daug. Ir net ir tada, kai tu žinai, matai iš kortų, iš žvaigždžių, ne, kad tas žmogus gali turėti polinkį į tam tikras, pavadinkim jos nelaimės, ne, tavo profesionalumas yra tame, kaip tu tą informaciją pasakai, ne? Ar tu ten pasakai, nevaikščiok penktadieniais pro statybas, nes tikėtina, kad kažkurį penktadienį tau nukris plyta ant galvos, ar tu gali pasakyti, kad žiūrėk, atkreip dėmesį penktadieniais, nežinau, tikėtina, kad turbūt kažkas tai gali atsitikti, bet tai nebūtinai. Tiesiog penktadieniais labiau save pasaugok, fiziškai, ne? Ir tada jau tu neužduodi, kad tas žmogus laukia, kada jau šitą plytą nukris. Ne, jisai tiesiog tu jam užduodi mintį, ne, kad tiesiog save pasaugoti. Būtent teisinga komunikacija. Ir labai geras pastebėjimas, kam labai pritariu, kad kaip ir bet kurios, aš pavadinsiu profesijos, amato, yra ir gerų, ir blogų. Tu gali, kodėl mes tada nedemonizuojame taip pat bet kurios kitos profesijos, vėlgi įvardinau, atstovų, tai tų pačių psichologų. Juk jie gali būti labai prasti ir žmogui tikrai neįtin gabus, jisai, ką jam daryti, jisai prastas yra tame, bet jis dirba, nes tokia jo profesija toliau. Ir jisai taip neatliepia, taip neatjaučia, žmogus atėjo su didžiulė bėda, kaip tu ir minėjai. Dažnai kažkokioj gyvenimo sunkume, kryžkelėje žmogus ateina pas psichologą, nes jam reikia pagalbos. Ir irgi lygiai taip pat, kokia ta komunikacija bus, kaip bus atliepta, kaip atsakyta į jo išgyvenimus, priklauso nuo rezultato. Tai nelabai kaip ir skiriasi, kaip ir, tarkim, papulsi pas gerą šeimos daktarą ar pas blogą šeimos daktarą, kur dar žmogus eina, kai jam sunku, pas kunigą, ne? Tai vėlgi tas kunigas, ar jisai ten tas, kur biškį padarantis ir varpais mėgsta paskalambyti per savo gimtadienį, ar jisai nuoširdus kunigas, atliekantis savo misiją ir tikrai žmogų išklausys ir teisingai patars. Tai aš ką norėjau pasakyti, kad čia priklauso gal labai, kad žmonės tiesiog nebetiki tą magiją mūsų pasaulyje ir nelabai gal ir tiki, kad toje srityje, toje ezoterikoje yra kažkiek tos magijos. Aš galvoju, kad tiki. Ta prasme, mes visi tikim. Aš nesuprantu tada būtent kodėl taip žmogus, gali jam kažkas nutikė, taip užsipulti vieną tą sritį ir sakyti, jie čia šarlatanai, juos viešinti, rodyti, jie tik pinigus iš tų žmonių čiunkia. Bet nereikia turbūt galbūt, nes suponuojama nuomonė, kad visos srities tos atstovai yra šarlatanai turbūt, kažkokie tai sukčiai. Vėlgi turbūt matai, nemačiau aš tos laidos. Ne vieną, jisai vedęs ten garsus tinklaraštininkas, aš nereklamuosiu. Bet turiu omeny, kad turbūt jo misija yra apsaugoti žmonės nuo betikslio pinigų atidavimo. Toks pats, taip pat kaip šitie telefoniniai sukčiai, ne? Atrodo jau ir socialinės reklamos yra, ir policija vis laiks nuo laiko primena, ir socialiniuose tinkluose vis laiks nuo laiko kažkas pasidalina. Bet vis tiek mus pasiekia informacija, kad kažkur kažkas vis tiek atidavė 10, 20, 30 tūkstančių. Okei, aš irgi šitoj srity visą laiką galvoju, ta prasme, kaip žmonės taip galėjo, bet čia žinai kaip yra, niekada nespjauk į vandenį, nes tu niekada negali žinot. Tai tai turbūt grįžtant prie tavo pasakymo, tai
jo misiją aš suprantu taip, ne, kad nepasimaukit ant sukčių, kurie iš jūsų išsiurbė pinigus. Būkit atsargus. Taip. O pati esi pas kokią nors būrėją buvus, pas O jo, astrologą? pirmą kartą mane nusivedė mama pas tą pačią kaimynkę. Kaimynka, aš nežinojau, jinai rusų kilmės, pianino mokytoja. Ir jinai kažkur tai kažkada tai nugirdo, kad jinai meto kortas. Ir nuėjo. Aš nenoriu, eik, tu man netikiu, aš tokiais nesąmonėm, baig, tu rimtai tiki. Kažkada jie astrologiniai ten buvo sudarinėjęs, kažkas tai irgi senai. Smagu tokį dalykai greičiausiai. Ir labai, aš viena neisiu, eik su manim. Gerai, tai iš karto nuėjau, metė tas kortas, ten išbūrė. Jeigu aš gana esu kaip ir skeptikė, nes man faktai, mokslas pirmoji vietoje, nes mano tėtis yra logikas. Bet mano požiūris yra iš kitos pusės, kad kadangi man mokslo žmogus esu, tai ir suprantu, kad aš daug ko nežinau ir daug tų mokslininkų daug ko nežino apie šitą pasaulį. Aha. Ir aš labai atvira tam, kad mokslas vis juda pirmyn, paneigia vienus faktus, sužino kitus. Ir dar neatremiamas dalykas, kad žmogus jis tiek ypatingas yra. Visame šitam visatoje gyvasties, visame vien kaip susikūrėm, kad mes esam čia, tai yra unikalu. Apriepiant ir tyrinėjant visatą, mes neatradę nieko panašaus į žmogų. Niekur kitur tokios gyvybės formos nėra, bent jau mūsų žiniomis. Ir vėlgi, tai jos tokios menkos, tos mūsų žinios. Nes statistiškai tai yra neįmanoma, kad nėra kitur gyvybės. Ir mes jos nerandam. Su tavim sutinku tokioj plačioj visatoj, nes aš irgi galvoju, kad yra nesąmonė, kad mes esam vienintelė, kaip čia, gyva planeta. Tai mokslininkai skaičiuoja, kad tai yra neįmanoma. Tai apie ką mes ir kalbam, kad tai kaip toks menkas žmogus gali nuneigti kažkokius dalykus, kur žmonės tiek amžių tikėjo. Mūsų šita mokslo garbinimo era yra labai labai trumpa. Lyginant su tiek, kiek žmogus yra ir garbino dvasinius dalykus, dievus, tikėjo tais visais ritualais ir visos kultūros tai darė. Ir nemanau dėl to, kad tai darė tiek ilgai, kad jie iki tol, Dieve, nežinau, kas yra atomas. Ir aš gerbiu šitą mūsų istorijos dalį. Aš kasdien ten gal neinu ir nesimeldžiu prie kryžiaus, bet man yra gražu ir religingi, ir pagonybės ten tuos visus ritualus atliekantys žmonės, tiek tie, kurie labai smarkiai tiki, nes vis dėlto mokslas įrodė, vėlgi, mokslas, kam įdomu, tai malda veikia. Ir nežino kaip, bet ji veikia. Moksliškai įrodyta, yra tyrimai tokie atlikti, skaičiau tikrai apie tai. Bet čia yra paprasta, nes tu čia lygiai taip malda, mantra, ne, tai yra tai, kur tu medituoji. Tai visos šitos... O kiti sakytų, tai yra nesąmonė, žmogus kalbėjo, tenai kažką darė ir tipo jį veikia. Kaip taip gali būti? Ne, tai neapčiuopiama. Mokslininkai padarė tyrimą, kad jį veikia, bet tik tada, kai jie atliekama, pavadink, iš širdies. Ne tai, kad tu skaitai, bukai ten pa. Bet kai tu sukeli kažką daugiau savo tuo tikėjimu, tai jie gydo. Ir čia jau yra mokslininkų įrodymai. Tai ką tau kaimynkė papasakojo? Ai, ta kaimynkė, aš gerai nepamenu, bet ir netikėjau labai, aš ten paskui tik tai gal po labai ilgo laiko, kai nuėjom, sumąstėm su bendradarbė paišdykauti, tiesiog labai juokėmės daug darbę ir susiradom, sakom, varom pas būrėją ir pažiūrėsim, ar jos tas vyras, ar jai likt su juo, ar nelikt su nauju bernu, bendradarbės. Ir toks buvo, ir aš sakau, velnias, bet aš vieną kartą gyvenime jau buvus ir prisiminiau. Ir kai aš prisiminiau ir bandžiau atgaminti, ką man tada sakė,
Ir kas aš sakydavau, kad tugi nesąmonė nepataikė. Ir aš paskui atsimenu, Pola, bet šiuo gyvenimo etapu, išsipildė tas dalykas. Daug vėliau, nes ten laiko tiekmės, taigi nesakom mėnesiais, nes tai yra nesąmonė, kaip jinai gali žinoti. Jinai ne dievas. Tai, bet tam tikri dalykai susidėliojo kažkiek. Tai ir kai tu nori, tai tu surandi sąsajas. Čia daug psichologijos yra. Jeigu tu labai ir spinduliuosi tuo momentu, labai gali nuskaityti daug dalykų, iš tikrųjų, kaip psichologas, ta vadinama būrėja. Plius tos kortos, tu pats jie žiūri ir pats, jeigu kažkiek kaip žmogus savianalizę gali užsiminti ir jinai tik tai maždaug nusako tą kortą, o tu pats viską, va tikrai, tu daug pats savęs dirbi ir tą situaciją tu pats savo gali išaiškinti. Čia kaip ir tam tikros psichoterapijos rūšys tą daro ir būna tas metaforinės korteles dabar naudoja. Tai yra tos pačios taro kortos. Tau padeda kortą ir tu gali savo situaciją su ta problema, kur atėjai, išsianalizuoti kartu su žmogum, kuris yra gabus tame. Matyti, pastebėti. Supranti, ką aš noriu pasakyti? Jo, aš sutinku su tavim, taro kortas yra viena iš krypčių, ne? Ir aš manau, kad čia bendras pokalbis ir bendras darbas su ta būrėja ir klientu. Taip, žmonės dėl to išeina su rezultatu. Jos santykis su klientu tos būrėjos, ne, yra. Tai šita sritis viskas okei. Kita sritis, pavyzdžiui, astrologija. Tu gimus tam tikrą dieną, tam tikrą valandą, tam tikrą minutę, ne? Tau astrologas, astrologijos profesionalas, ne, padaro tavo horoskopą. Tu jį skaitai ir jisai tave atitinka. Kaip šitą paaiškinti? Taro kortos, mes kartu galim dabar išsimest taro kortas, ne, tu ten kažką matysi, aš tau tikslingus klausimus. Čia išryškinom, kaip čia gali veikti šitas klausimus užduodu, ne, aš matydama tavo atsakymus, arba tavo reakcijas, arba kažką, ne, aš galiu, mes tą istoriją galim per tavo gyvenimą, kažkaip tai papasakoti. Skaitant tai, su kokiu tu atėjai klausimu. Astrologija, galėtų man paaiškinti? Aš labai didelį skeptikė astrologijoje. Tikrai ilgą laiką buvo, nes man atrodė, kaip galima nusakyti, daug žmonių vienu metu gimsta, ta prasme, jeigu dabar gimė, tai visam pasaulyje, tai jie visi vienodi, visi vienodom savybėm pasižymė, nesąmonė. Ir daug kas skeptikai, pabaigsiu, o skeptikai, ką pasakytų į tavo šitą, kad, padarė ir tikrai, tikrai ir aš toksai, ten tokie gal labai nekonkretus dalykai yra, tarkim, energingas, veržlus, mėgsti siekti užsibrėžtų tikslų, kiekvienas save nori matyti taip, tai tikrai, nors realiai, tai, kaip čia pažiūrėsi, bet jis save įsivaizduoja ir veržlus, ir kūrybingas, ir išsiekia užsibrėžtų tikslų. Tai čia aš tokius, dažnai sakoma, kad tai gali pritempti prie kiekvieno žmogaus tam tikrus dalykus. Nes vieną dieną tu veržlus, kitą dieną gal tingesnis, moterim iš vis nuo ciklo priklauso, kokios jos bus tą mėnesį, žodžiu, ar veržli, ar vidury mėnesio aptinks, nes jai kaip tik ciklas prasidėjo ir jinai tada tikrai ir mėgstanti pavalgyti nesveikai ir šiek tiek daugiau ant sofutės pagulinti. Atitinka. Mano patirtis, mano asmeninė patirtis. Aš turiu draugę, kuris sudarinėja vedo astrologijos horoskopus. Pirmas dalykas, kad draugė man buvo labai įdomu, žinai, ką jinai pasakys. O kitas dalykas turbūt taip, kad jinai savo horoskope, konkrečiai man, pasakė tam tikrus dalykus, mano vidinius dalykus, pavadinkim taip, kurių net jinai kaip draugė nežino, nes aš su jie tuo nesidalinu savo išgyvenimais ir savo vidumi. Tai turbūt grįžtant prie to, kad taip, aš tikiu, kad tuo metu, kaip aš gimiau, gimė dar N+K visam pasauliu žmonių,
bet jie gimė ne Vilniuje, jie gimė kituose miestuose ir taip toliau ir panašiai, kas irgi, aš taip supratau, kad irgi daro tam tikrą įtaką. Tiek kokia mieste, tiek kokios ten saulės mėnuliai ir taip toliau, tikrai nežinau visų šitų niuansų, kaip jie stovėjo ir taip toliau ir Aš supratau, panašiai. tu paaiškinai principą, kaip jinai supratau. Ir vėlgi turbūt tiek, kiek aš žinau, bijau pameluoti ir pasakyti nesąmonės, kad ta vakarietiškas horoskopas, ne, ir tas ajurvedų arba rytietiškas, mano žiniomis, tai jisai skiriasi. Ir priklauso turbūt nuo to, koks yra tavo tikslas. Tavo kaip žmogaus, ne? Nes mano turbūt aš šiaip iš esmės labiau esu, tokia linkusi į savianalizę, linkęs žmogus jautriai ir empatiškai reaguoti. Man svarbu, pasvadinkit taip, man labai svarbu yra žmogaus vidus ir kaip jisai jaučiasi. Tai ajurvediška astrologija yra labiau orientuota į tavo kaip žmogaus, kaip sielos misiją žemėje, pavadinkim taip labai plačių dalykų. Ir grįžtant prie tos ezoterikos, ne, ir to, ko negali paaiškinti mūsų racionalusis protas, aš nesuprantu ir po šiai dienai, ir aš vis laiks nuo laiko kadangi jinai man yra įrašius audio įrašą, aš po šiai dienai klausausi ir vis laiks nuo laiko perklausau ir aš nesuprantu ir nesuvokiu, kaip jinai tam tikrus man jautrius dalykus pamatė, ne? Ir turbūt čia grįžtant prie to, kad yra tam tikrų dalykų, kurių tu tiesiog gyvenime negali paaiškinti logišku protu. Na taip, prisiminiau tokį momentą dar gyvenime, kai tu pasakei, kad rado tokius vidaus dalykus labai, ne paviršutiniškus tokius, kur ten, vėlgi sakau, energingas veržlus siekiantis tikslų, ar ne, čia bet kas save nori taip matyti. O buvo gyvenime toks etapas, kad aš turėjau tokį labai klausimą, kur tokį asmeninį, kur nesupranti kaip čia kas ir kaip man elgtis, tarsi jaučiu, bet nežinau, į ką kreiptis, kunigo, nėra šalia, aš į bažnyčią nevaikštai, psichologų irgi tokių kažkokių nelabai temą klausi. Ir man manikiūrininkė užsiminė, kad oi, pas kokią aš būrėją, tu neįsivaizduoji, wow, jinai tokia labai ekspresyvi. Jo. Ir aš paskui parašiau, sakau, duok tu man kontaktą. Sakau, turiu klausimą, nežinau, kam tu siūsi, nebent, būrėjai, iš tikrųjų. Tegu ten prabūrė, pažiūri, ten kas pas mane vyksta. Ir aš parašiau tai būrėjai, jinai paklausė manęs tik tai datos berods, kaip turi minėjai, šitų duomenų, kur turbūt daromas tas astrologinis jau tas ten žemėlapis, kas ten. Ir viskas, ir jinai daugiau nieko manęs neklausė, absoliučiai. Ir aš telefoną rašiau. Tai nėra Facebookas, kur gali prasičekinti, Instagramas ar dar kažkur tai soctinklai. Į numerį viskas vyko. Ir aš tada jai parašiau ir sutarim tik laiką. Kada jau ten tas skambutis bus, aš to klausimu su jau ten pasišnekėsiu. Ir mes pasiskambinom. Ir jinai man pasakė, sako, aš čia atlikau kažkokio kolegę, kažkokį ten ritualą, buvo labai įdomu. Ir jinai man pradėjo kalbėti, aš nieko net jai nepasakiau, nei prisistačiau, absoliučiai nieko. Ir jinai iškart pradėjo kalbėti, ką jinai tenai pribūrė, kažką jos ten atliko. Ir aš pradėjau verkt, nes jinai apie mane pradėjo šnekėti tokius, kaip tu sakai, dalykus. Aš apsižliumbiau, aš nesupratau, kas man atsitiko. Dėl to jinai kalbėjau, kas mano širdį, ką aš visą gyvenimą jaučiu ir kaip aš jaučiuosi. Ir jie dar klausė, ir aš turiu kokių tai specifinių klausimų. Sakau, aš neturiu ką jums pasakyti. Jūs viską pasakėt. Ir tada aš prisiminiau, kokį aš klausimą tada tik turėjau. Ir jai uždaviau, ir ji man patarimą davė. Ji tikrai negalėjau suprasti, su kuo aš esu susidūrus, nes aš pati dar nežinojau ir negalėjau įvardinti.
Bet ji man iškart pasakė tai, ką aš turėjau tą akimirką ir pasielgti ir daryti. Bet aš biškiai užvėlinau, nes buvo labai sudėtinga. Bet ji kaip pirštu į akį pataikė, nes viskas išsivyniojo taip apie tam tikrą žmogų, kad ką jinai ir man ir sakė, aš ir turėjau daryti kuo greičiau, būčiau mažiau problemų turėjus. Nu, iš kur jinai tada žinojo, nes ten labai specifinis žmogus, labai specifinė situacija, nėra dažnai tokių turbūt sutinkama. Ir ji kaip pirštu pataikė. Nes aš vieną kartą pamačiau tai, lygiai tą patį dalyką, kaip jinai apibūdino. Ir aš pajutau tą, kaip jinai man tada apibūdino, aš papuoliau į tokią situaciją ir pamačiau tai, ką ji tada turėjo omeny. Ir tai yra wow. Nes, jinai apibūdino tą žmogų kaip demonišką asmenybę. Aha. Ir vieną kartą aš iš tikrųjų žvilgsniau ir pamačiau tai. Na, tai būna, žmonės nelabai sveiki, psichopatų turi tą sutrikimą asmenybės. Ir kai su tokiu žmogum susidurina ir sako, kuo greičiau bėgti apslides. Nes, tokie būtent prie jautresnių, šviesesnių žmonių, jie ir, kaip, nežinau, kaip nori pasimaitinti. Pasimaitinti nori, kaip prisičiulpia, kaip tos dėlės. Ir čiulpia šitas kraują, kad išliktų. Tai aš labai skeptikė, jeigu ir buvau, dar pas mane likę buvo, aš po to, ką pajutau, kai jinai kalba ir kalba, tai atrodo kiaurai matau tavo sielą. Na, negaliu tikrai sakyti, kad tie žmonės visi yra šarlatanai. Visi ten, visus juos teismais uždraust. Kaip tas raganas, deginant, laužo jas. Jos, tų raganų deginimo irgi turbūt pati žinai, kad buvo taip, kad jas degindavo. Jo, bet Lietuvoje pasiskaičiau vėlgi, truputis faktų, labai nedaug buvo. Žiūrint statistiškai pagal visą Europą, kiek buvo Vokietijoje, labai, labai daug moterų nukentėjo nuo to. Lietuvoje tikrai labai, labai nedaug statistiškai. Kiek aš atsimenu, tikrai labai daug buvo Lenkijoje. Vien dėl to, kad Lenkija ir dabar, ir tada buvo labai religinga šalis. Bažnyčia, taip. Jo, taip, tai Lenkijoje ir dar kažkur, neatsimenu. O kadangi mes paskutiniai pagonys Europos, matomai šiek tiek pas mus buvo kultūriškai dar prisiminama tos bobutės, tie žiniai, ir mūsų pasakos, kur ten tos raganos, ne visada jos ten blogos buvo. Ir gal tas kažkiek lėmė, kad žmonės nebuvo tokie labai jau labai palankus tai bažnyčiai ir, nežinau, galbūt tie senieji mūsų tikėjimai išgelbėjo nemažai moterų. O tau kelia baimė, pavyzdžiui, tokie dalykai? Žinai, yra toks vidinis toks, kur būna pala, nelįsk prie manęs. Ir yra tau toks jausmas, kai nežinau, kai tau ar astrologija, ar ten būrė, ar ten dar kažkas. Jo, nes mes kaip buvom su draugė ir tada dėl to for fun nuvarėm ir jinai pradėjo ten kažką kalbėjo ir jinai iškart pasakė, sako, bet tu atėjai čia nusiteikus linksmybė, kad aš skeptiškai, kad aš pramogai. Ne, aš taip bandžiau, nuteikti ir paskui jinai kažką jau pradėjo kalbėti, bandyti jau mane ten skanuoti ir aš paėmiau ir susidėjau taip rankas, sako, viskas. Sako, tu ką tik užsidarėjai. Kur, ką, aš nieko neuždariau, ne, sakau, tu trauks, ne, sako, viskas. Yra tas toks, kur rankos susikryžiuoja. Sako, tu nenori. Tai tu uždarai tiesiog savo energetinį. Sako, tu ir nenori. Tai atsivert. Tai buvo tą momentą. Aš iš tiesų nenorėjau, pas mane labai ten daug visko vyko, o kai man jau labai reikėjo, tai aš pati ir tada tą žinutę parašiau ir sužinojau, ko man reikėjo. Tai yra tas, gal buvo momentas irgi sunkus gyvenime, kur sėdėjau, bet ten, nežinau, čia į tą kategoriją gali, čia gal daugiau sektantas buvo priėjęs kažkoks žmogus, kuris man siūlė kažkokius tai tokius prie ligoninės, tai tie tai tokie irgi kaip siurbėlės kartais, jie ieško tų aukų silpnų, tai man atrodo, ten buvo gal sektantas, tikrai nebūrė ir čia ne ezoterika.
čia jau kiti dalykai, kur sunkių gyvenimo laikų iš tikrųjų tu gali nukentėti, bet aš nežinau, galbūt, kai tu pats žmogus ieškai, o ne tave suranda gatvėje, kažkas sako, aš gal čia tau pabursiu, tu nori, ar aš tau kažką pasiūlysiu. Tai čia yra skirtingi dalykai. Kai tu pats ateini ir ieškai, žmogus tu pasirenki, aš dėl to nelinkus taip labai smerkti, kaip ir tą kremą, aš nusipirkau jį pati parduotuvėje. Nu, jis man neveikia, tai neveikia, aš nieko į teismą neduosiu. Mano pačios lengvatikė, jeigu esu, pasirinkimas tikėti, kad už 3 eurus nusipirkus aš iš tikrųjų tapsiu ta mergina iš reklamos. Kaip ir minėjai, tie sukčiai, kažkam lemta būt pričiuptam, lengvatikiam tokiam ir papulti ant to, kaip sakant, apgaulės. Jo, aš dabar vat, tau bekalbant prisiminiau, tikrai, žinok, pamiršau knygos pavadinimą, kokią aš skaičiau, bet tenai buvo aprašytas toks eksperimentas, kad berods 10 ar 20 nusikaltėlių, kurie sėdė kalėjime, vykdė sunkius nusikaltimus, buvo rodomas filmuotas vaizdas. Filmuotas vaizdas, man atrodo, aikštės, ta prasme, viešos vietos. Ir praktiškai visi nusikaltėliai, ten, imkim taip, 98%, įvardindavo tuos pačius žmonės, prie kurių jie prieitų ir juos, nežinau, kaip apvogtų, nuskriaustų ar taip toliau. Reiškia, yra tam tikras kontingentas žmonių, kurie, nežinau, pasiduoda šitai sroviai. Bet vėl buvo irgi ten toje knygoje aprašyta, kad tai buvo dažniausiai, tai yra tie žmonės, kurie nusivylę. Šiuo metu yra labai dideliai, kaip čia, dvasiniai kriziai, kurie galvoja, kad jiem gyvenime nepasisekė. Ir vėlgi grįžtant prie to, kad neturi to stipraus dvasinio stuburo. Taip. Jie yra patys save nuvertinę, patys savo nusprendė, kad jie yra menkaverčiai ir jie tampa silpni ir tampa, čia turbūt vėlgi, žinai, galima referuoti į gamtą, ne? Jie tampa grobiu. Taip. Jie tampa stiprių grobių. Ir turbūt vėlgi šitas toks laukinės gamtos perkeliamas, jisai turbūt ir į šitą ezoterinę plotmę galima perkelt, ne? Nes tie šarlatanai, kuriuos mes pavadinam, ne? Jie turi vėlgi tą stiprų energetinį medžiojimo lauką ir jie turbūt ir susimedžioja tokias savo gazelės randa. Silpnas aukas. Nes aš girdžiu tave ir aš irgi lygiai taip pat, aš esu skeptikas. Man įdomu, man smalsu, man kaip žmogui yra smalsu. Pasakok apie mane, ką tu žinai. Jo, man yra smalsu. Ir vėlgi aš esu ir pati mokysius veidotyrą, veidoskaitą ar fenotipologiją, kaip jinai. Labai moksliškai skamba, jau čia ezoterika netelpa. Kaip tu ją bepavadinsi. Man tokie dalykai, man jie yra įdomus. Ir vėlgi turbūt ir visą laiką bus gyvenime tam tikrų momentų, kurių tiesiog negali logiškų protų savo paaiškinti. Ir dabar tu labai gerai, tu būtent sakai, aš vadovėmėjausi veidotyrą. Tarsi čia toksai irgi buga dalykas, bet žiūrėk, turi mokslinį pavadinimą fenotipologija. Ir galima čia taip jau į pabaigą, nes tu turi išbėgti, pranešam, kodėl mes dar čia tęstume, bet nepamiršti reikia, kad kažkada buvo psichologija laikoma irgi buga dalykas. Nes tai nebuvo mokslas, tai nebuvo medicina. Medikai nelabai norėjo įsileisti šitus visus Freudo šarlatanizmus, todėl kad jisai vadino mokslu tai, ko neina normaliais laboratoriniais tyrimais patvirtinti. Ir jis buvo laikomas irgi tam tikrų, kuris, kur čia mąstyme, ir tu tai vadini mokslu, bet mes to negalim prapjauti, pažiūrėti, nes jie vis dar bandė iš tikrųjų ten išimti smegenų gabaliuką ir taip psichinę ligą išgydyti. Ir
Čia tie mokslininkai, čia tie Arba daktarai tikri. elektrošokų gydyti. Jo, čia tie tikri daktarai, jie būdavo ten įkiša virbą į smegenis ir sako, va dabar, žiūrėk, agresijos neliko, sėdi ramus. Tai va, jie buvo mokslininkai, o Freudų visi buga psichologijos dalykai buvo laikomi net ne mokslu. Bet dabar mes visi einam pas daktarus, kurie gydo ir tokiais metodais, kurie buvo laikomi nelabai mokslu. Tad niekad negali žinot, kada tai, gal ir tai bus išteisinta, ar gal kažkaip pagrįsta ir išaiškinta, kur čia ta riba tarp šarlatanizmo ir tam tikrų žiniuonių, astrologijos žiniuonių, ir kaip čia juos pavadins, kaip įvardino netgi amatininkai, čia šiti profesijos atstovai. Tai va. Bet aš suprantu ir tu tikrai labai gerai įvardinai, kad reikia atsargiai vertinti, kur tu renkiesi eiti, ypač sunkiais momentais, nes greičiausiai ir tas žmogus, kuris sako atsargiai čia šarlatanai, jis bando tas gazelės apginti nuo tų gudresnių, protingesnių, kurie gali iš tikrųjų pasinaudoti, nes visur yra ir gerų, ir blogų žmonių. Ir tie, kurie turi puikių gebėjimų, ypatingų gebėjimų, labai gali išvelgti ir pasinaudoti tais silpnaisiais nedoriem tikslam. Tai viena yra eini for fun, smalsumo vedamas, o kita, kai esi negandos vedamas ir pasirengęs atiduoti paskutinius pinigus, kad tau stebuklingą tepaliuką duotų nuo to, kad tu išgytum nuo kokios tai, nežinau, neduok die nepagydomos ligos. Tai, ja. Tai taip, tai vėlgi turbūt ir mūsų laidą užbaigiant, aš norėčiau pasakyti taip, kad yra tam tikrų dalykų gyvenime, pasaulyje, kurių mes negalim paaiškinti, tiesiog negalim paaiškinti. Aš esu gyvenus su bilduku. Nu va. Va. Ir turbūt norėčiau paprašyti būti ir vertinti daug ką, pasistengti įjungti tą kritinį mąstymą. Ne, ir vėlgi, tikrai taip, aš manau, kad ir tas žmogus, apie kurį tu šneki, jo tikslas yra apsaugoti negandų kamuojamą žmogų nuo dar didesnės negandos ir nuo to, kad jisai nepapultų į tas pinklės. O dar visai pabaigai. Aš vienam darbe, kuriam dirbau, mes buvom nusipirkę taro kortas su knyga, kuri jas išaiškino. Nu, tai reiškia, pasiskaitėm ir mes, pavadinsim taip kabutėse, burdavomės su kolegom. Tai buvo toks ir savotiškai fun dalykas, bet kitas dalykas, tą, ką aš pastebėjau, kad tai būdavo ir ganėtinai gilus dalykas pačiam žmogui. Nes vėlgi yra ten tų taro kortų įvairių būrimo. Tai vienas iš tokių paprasčiausių, kur mes nusprendėm, kad čia mums 5 minutės kažkas rūko, mes pasibūrėm. Tai buvo tas, kur tu trauki praeities kortą, dabarties kortą ir ateities kortą. Nu ir kadangi nei vienas iš mūsų nėra taro profesionalas ir tuo, sakykime, taip tikslingai nesidomėjom, tai mes kiekvieną kartą skaitydavom aprašymus. Ir žinai, kas įdomiausia, irgi, ko tu negaliu aš paaiškinti, kad išsitraukus tas 3 kortas, atvertus ir jas skaitant apibūdinimus, tai ir būdavo tai, ką aš išgyvenau praeitį, tai, kuom aš gyvenu ir dėl ko aš pergyvenu dabartį, ir to, ko aš tikiuosi ateityje. Tai kas tai yra, aš negaliu paaiškinti, nes vėlgi ir galvojant apie tą for fun, ne, ir kai tu skaitai tas, kas parašyta, ir tai, kai tu viduj supranti, ką tu turi ir kuo tu nešiesi, ir kai tu supranti, kad, tai yra tiesa, kartais darydavosi taip, žinai, net baugu, nejauku, bet turbūt aš norėčiau tai palikti tam tokiai zonai, kuri dar nėra paaiškinta ir galbūt ir nereikia jos išaiškinti, kas tai yra.
Labai gerai pasakėjai, galbūt ir nereikia mums visko šiam pasaulyje išsiaiškinti, nes labai jau jis taps nuobodus, sterilus, jeigu jame neliks nei trupučio magijos. Jo, matai, magiją galima įžvelgti iš tikrųjų visur. Visame kame vien tai, kaip mes atsirandam šiam pasaulyje, iš grūdelio, mūsų kūne, susiformuoja nauja gyvybė. Tai yra magijų magija. Taip, tai turbūt džiaukitės šitą gyvybės magiją ir aš vis tiek pasakyčiau, ir mes moterys ją kuriam. Taip, saugokit save ir mylėkit save ir ar tai būtų. Ir visos moterys, kurios klauso, mes esam raganos, tai įrodymas, mes kuriam gyvybę, mes ypatingos, gyvybės nešėjos ir visai nesigėdykim kartais sakydamas, kad mes esam raganos, nes tai turi man labai tam tikrą neneigiamą, ne tas baugis stebuklinga reikšmę, kad mes turim maginių galių. Ir magės turbūt. Taip, ir turim Lietuvoje raganų kalną, kur reikėtų visom kartais susibėgti ir ten šiek tiek pašėlioti per Valpurgijos naktį. Tai šią linksmą gaidą ir baigsime mūsų tinklalaidę. Kitoje mes esame jau pasiplanavę laidoje aptarsime apie darbą pakalbėsim, apie darbo paieškas, apie Lietuvą ir ne tik Lietuvą. Ir ten mūsų laidos pavadinimas esame CV moteris. Darbo paieškos ir bus įdomu pašnekėti, nes turim skirtingų labai patirčių abi ir bus įdomu, ką tas pokalbis įsivystys. O šiandien tiek ir iki pasimatymo. Ačiū.